Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai mūsų Beksiui už jo darbą su pridėtinės vertės mokesčiu ir dokumentais su juo susijusiais. Todėl, kad mes šiandien kalbame apie mokestį, kuris yra svarbus visai Europai. Nors ES neturi vieningos fiskalinės politikos, pridėtinės vertės mokestis yra pagrindinis ES biudžeto finansavimo šaltinis. Ir dar 77 metais priėmus 6-ąją pridėtinę vertės mokesčio direktyvą buvo pabandyta sukurti bendra prasme identišką pridėtinės vertės mokesčių bazę, kad užtikrinti ES įmokų į ES biudžetą stabilumą. Šioje srityje pasiekta daug, tačiau dabar egzistuojanti sistema, kaip ir visi kalbėję prieš mane kolegos pabrėžė, vis dar numato labai daug išimčių ir sumažintų PVM tarifų taikymo tvarkos įvairioms prekiams ir paslaugos. Bet to skiriasi ne tik produktai, kuriems taikomi šie PVM tarifai įvairiose šalise, bet ir tų išimčių galiojimo terminai. Todėl tokia sudėtinga sistema sudaro nepalankės sąlygas prognozuoti ilgalaikius biudžeto srautus ir taip pat sudaro potencialiai skirtingas šalims galimybės naudotis, taikyti PVM direktyvos nuostatas. Todėl norėčiau pasiūlyti ir pritarti tiem pasiūlymam, kad Europos komisija peržiūrėtų ir paruoštų vieningą sąrašą prekių ir paslaugų, kurioms būtų galima taikyti sumažintus tarifus. Ir kad būtų įvertinta makroekonominė įtaka, sukaupta įvairių šalių patirtis ir kad tas sąrašas būtų nelaikinas, o galiotų neribotą laiką, jeigu, aišku, bendrų sutarimų nebus nuspręsta kitaip. Tokios tvarkos įdiegimas padės atsisakyti ydingos praktikos, kai vienos šalis gali naudoti sumažintus išimties tvarka tarifus, o kitos šalis negali naudotis tarifus. Ir be abejo tai užtikrins įplaukų ES biudžeto stabilumą, nes bus galima prognozuoti ilgalaikius srautus. Ačiū.